koks balaganas dedasi kiekvieno normalaus statistinio vyro galvoj, kai jis galvoja apie tai. Dažnai vyrai į lytinius santykius eina kaip į egzaminą, kur norit kuo geresnio pažymio. Ir kadangi seksologija yra tokia labai įdomi ir pikantiška sritis, visą laiką man taip dėmesį patraukdavo ir teko išvažiuoti kelias konferencijas, pamačiau, kaip atrodo europiniai seksologai, tada nutariau siekti to sertifikavimo europiniu mastu, nes kitose šalise tik su to sertifikatu gali būti seksologu. Nu ir kuo tolyn gilyn į mišką, to daugiau medžių man ten labai patiko ir išsilaikiau tos visus egzaminus ir šiuo metu mes Lietuvoje esame 3 seksologai, kurie turi normalų sertifikatą. Šiam momentui yra labai neblogų vaistų, kuriuos mes galime kombinuoti kartu su psichoterapija. Ir skaitykime, beveik visada mes tą erekciją sutvarkom. Beveik visada. Įtin retais atvejais kažko nepadaro, vaisingumas blogėja, prezervatyvų naudojimas retėja, gimstamumas nedidėja ir tas jaunimo tarpe seksualumas yra stipriai sumažėjęs. Ir iš principo manoma, kodėl taip yra, tai yra greičiausiai dėl žmonių bendravimo sutrikimo. Daug užsidaro savo socialinę burbulę, daug bendravimo internetu, mažai ėjimo kartu į miestą, kartu bendravimo, kavos išgėrimo ir bet kokį